Lietuvoje nuskęsta 4 kartus daugiau žmonių nei ES vidurkis. Vaikai skęsta tyliai, nes panirę po vandeniu nesuvokia, kas vyksta. Jiems nuskęsti užtenka kelių sekundžių, todėl rizika yra itin didelė. Pagrindinės vaikų skendimo priežastys: nemokėjimas plaukti, galimybių pervertinimas, neatsakingas elgesys vandenyje. Rizikuojate, jei paliekate vaiką vandenyje be dėmesio, vartojate alkoholį, kai prižiūrite besimaudančius ar prie vandens žaidžiančius vaikus, nutolstate vandenyje nuo vaiko toliau kaip per ištiestą ranką, primetate atsakomybę už vaiką vyresniems broliams ar seserims, perleidžiate atsakomybę už vaiko saugumą gelbėtojams. Svarbu, pripučiami čiužiniai, ratai ir rankovytės nėra apsaugos priemonės. Būtina apriboti vaikų priėjimą prie vandens telkinių, net jei tai tik pripučiami baseinėliai. Reikia laikytis paplūdimyje esančių ženklų ir vėliavos įspėjimų. Privalu priminti vaikams saugaus elgesio vandenyje taisykles. Nerizikuokite, išmokykite vaikus plaukti.